Kaip vanduo padeda vyro reprodukciniai sistemai. Vanduo atlieka svarbės funkcijas vyro reprodukcinėje sistemoje, užtikrindamas jos sveikatą ir efektyvumą. Štai keletas pagrindinių veiksnių. Spermos gamyba ir kokybė. Vanduo yra būtinas spermos sudedamoji dalis, padedanti išlaikyti tinkamą jos klampumą ir judrumą. Antras – hormonų reguliavimas. Pakankamas skysčių kiekis padeda palaikyti hormonų balansą, įskaitant testosteroną, kuris yra svarbus reprodukciniai funkcijai. Trečias dalykas – kraujų cirkuliacija. Geras hidratacijos lygis užtikrina efektyvų kraujų tekėjimą į reprodukcinius organus, į mažąjį dubenį, apie ką šneku visuose savo video, o tai svarbu erekcijai ir bendrai lytiniai sveikatai. Toksinų šalinimas. Ketvirtas dalykas. Vanduo padeda inkstams ir kepenims pašalinti toksinus, kurie gali neigiamai veikti reprodukcinę sistemą. Kepenys valo kraują nuo toksinų ir nuo grybelių. Tai yra du priešai mūsų reprodukciniai sistemai ir prostatai. Temperatūros reguliavimas yra penktas svarbiausias vandens dalykas vyrų reprodukciniai sistemai. Taigi tinkamas skysčių balansas padeda palaikyti optimalę sėklidžių temperatūrą, kuri yra būtina spermos gamybai. Norint išlaikyti sveiką reprodukcinę sistemą, svarbu gerti pakankamai vandens ir vengti dehidratacijos. O koralinis vanduo, arba kitaip šarminis, gyvas, biologiškai įsisavinamas vanduo, gerokai lengviau padeda tai padaryti. Kągi vyrai, atsigerkim. Va, parašyk man į Telegramą.